Visiems puikiai pažįstamas Mantas Stonkus iš Vilniaus. Sveikas, Mantai. Labas vakaras. Čia yra žmogus su vaiko veidu, man patinka. Sveiki, šizofrenija vėl čia. Aišku, tu praeitą kartą laimėjai 500 litų. Taip. Ateini antrą kartą tam, kad laimėti 100 dar. Taip, dar 100. O jeigu tau duotumėm 100 litų ir iškart galėtum šitą padarytum? Ką mums sako publika? Gerai, Mantai Stonkau iš Plungės brūkšnys Vilniaus. Ar tu esi pasiruošęs pirmai minutiai ir pirmam 100 lito iššūkiai? Bandysiu kažką padaryti. Tuomet tavo laikas prasideda jau dabar. Žmonės kalba, kad man sekasi be galo gerai parodijuoti žinomų žmonės, tai aš pabandysiu. Jonas Valančiūnas. Sveiki, aš esu Jonas Valančiūnas. Sabonis. Sveiki, aš esu Arvydas Sabonis. Violeta Mičiulienė. Sveiki, aš esu Violeta Mičiulienė. Mantas Stonkus su 3 savo parodijomis 26 sekundę prarovė atpažinimo džiaugsmo Violeta Mičiulienė. Aš manau, mes išgelbėjom ir tave, Justinai, ir mane, ir režisierių, ir prodiuserį. Man ir kitaip atrodo. Mantas Stonkus laimi pirmą 100 litų. Man reikia kažką savyje keisti, aš supratau. Ne, jinai vis tiek pradinė krepšinio mokykla, jinai atsiliepia. Jo. Aš tau siūlau pasimti 100 litų ir keliauti namo labai smarkiai praturtėjus. Aš pabandysiu dar vieną juokelį. Gal dar vieną minutę. Mantas Stonkus ima antrąją minutę, rizikuodamas savo jau turimais 100 litų, tam, kad išloštų 200 litų. Jo laikas prasideda nedelsiant. Anąkart pasakojau, kaip maža mergaitė žemaitukė pasakoja pasakas, o dabar realus įvykis, kaip girtas žemaitis prie parduotuvės mane pagavęs pasakoja anekdotą. Agi, žinadu, tas var pagrilti, gataus kolandžia, sėdi mašin. Vara, žiūr, policininkas, tas tu, gataus, išleid, įvo. Čia tik dėl to, kad Violeta nėra girdėjo šitų pasakojimų. Čia nejuokinga, čia yra skausminga, nes praktiškai visi, kas susijęs su humoru, girdi tai į dieną po 2 kartus prie prekybos centrų. Taip. Ir svarbiausia, kaip tu kur nors skubi ir tave... Nežinai, 100%. Žiūrėk, grįžta vyras namo, o žmona su meilužiu. Ir tu supranti, minutė arba 3 iš gyvenimo išbraukto. Arba... Bet tau pasisekė, nes labai greit atėjo. Arba, Vitalijau, pripažinsiu, kad netgi jeigu jie ir nepasakoja anekdotų, po kurio laiko jie sako, tai dava, apie man per televizorių papasakosi, ar ne? Aš turėčiau perduoti linkėjimus Vyckai, Andriuchai, Sienkė Kasomų, Žorkė, Lėšamų. Jų daug yra, jie tiesiog irgi pažadėjo perduoti. Žinokit, aš niekaip nesuprantu, be ką jūs kalbat, kodėl manęs prie parduotuvės niekas nesusistabdo ir nepasako anekdotų. Todėl, kad tu apsiperki Dolce Humana. Va, tai žodžiu, 200 litukų jau kaip ir Manto Stonkaus kišenėje. Užteks? Ne. Tavo 3 minutė prasideda jau dabar. Visi puikiai žinot festivalį Juokis, kad ir kaip bebūtų ten metų, kiek. Ir aš bandžiau įsivaizduoti, kaip, tarkim, tame festivalyje pasirodo programa su juodu jumoru. Ir aš kažkaip žiūriu ir galvoju, jeigu ateitų Mučvitė tokia ir pradėtų. Nu, žinai, vakar girdėjau.
girdėjau anekdotų. Tu įsivaizduok tokį gerų, kaip atspėkdama myslę. Kaip Černobylį vaikai mokomi skaičiuoti iki 100 ant pirštų. Nes pas juos ten visą laiką krizė, bananų ir supinė susikišę. Krizė iki 100. Nu ir varau aš vieną kartą išžiūriu dar vieną juodą anekdotą. Bet neskaitau aš tą juodą anekdotą, nes man yra. Vitalijus Solo 58 sekundę Mantui Stonkui atiduoda Aš sakau, savo litų. palauk. Aš žinau, kodėl Violeta nereaguoja. Jis yra pastovi juokio dalyvė, todėl. Mantai, tu jau turi 300, aš tau siūlau išlošti 500 litų, jeigu tu pabandysi prajuokinti mūsų komisiją 4 minutę. Gerai, aš pabandysiu. Mantas Stonkus ima 4 minutę ir bandys išlošti 500 litų iš Vitalijaus Solo seifo. Mantai, tu pasiruošęs? Taip. 3, 2, 1, laikas prasideda. Baisiai graži, saulėta žiemos diena. Ateina seniukas ant ledo. Atsisėda, pasideda savo visus reikmenį žvejybos. Išsigręžia eketę. Ledas skaidrus. Juodas matosi vanduo. Žuvytės gal kažkokios. Pamerkia jis tą meškerį. Sėdi, bimbina. Žiūri po ledu taip. Briedis varo. Seniukas pasilenkia prie eketės. Šaukia, briedi, nesušalsi. Briedis, ne, aš su dviračiu atvariau. Nu, tipo, briedžiai po vandeniu. 42 sekundę. Vitalijus Solo pratrūko, aš net nesuprantu, kodėl, aš tai, pavyzdžiui, Todėl, visiškai kad jam kaip nesijokiau. bundukų išaiškinu, kodėl, ten Ne, jie. nu čia. Kas per šizofreniją? Čia fiziška šizucha. Tu gali dabar imti 5 minutę ir bandyti laimėti 1000 litų. Arba pasimti 500 Ir eit keliaut namo. namo visiškai laimingas ir patenkintas ir nesulaužęs Vitalijaus Solo smegenų. Jau 500. Jau 500. Užtenka. Mantas Stonkus iš Plungės brūkšnys Vilniaus. Prajokink mane, laimėjo 500 litų. Pasveikinkime jį. Arba prajuokink mane iš juoko, tavo šalis tame ekrane. Iš juoko, arba prajuokink mane, prajuokink mane. Kaip yra ta patarlė, kad sako, kad gobšus dirba 2 kartus, man atrodo, ar panašiai, tai aš gobšus, aš 2 kartus, per 2 kartus 1000, nors galėjau per 1, bet gerai ir per 2 kartus.